Elektronika tai yra ateitis. Be elektronikos mes esam niekas. Apskritai, ta elektronika dabar atlieka tokią rolę klijuojančio sluoksnio, to technologinio tarp jutiklių realaus pasaulio ir virtualaus pasaulio, to interneto, kuriame mes gyvenam. Tai čia apie tai, aišku, modulių pavydalų kursuose studijos ir vykdomos, jos yra ne popierinės, priemonės yra prieinamos, yra rėmėjų, tos priemonės prieinamos ir studentam, jie gali realiai išbandyti, realizuoti tas temas, apie kurias mokosi. Kartu su grupe žmonių dirbam jau daugiau nei metus prie šito projekto. Tai yra plačiai besiplečiančio, populiarėjančio vadinamojo Internet of Things projekto. Ir būtent mano dalis yra mažos galios bevėlis ryšys. Daugeliu atveju reikia projektuoti ne tik elektroninę sistemą, bet ir jos dėžutę, taip pat jos apgalvoti tvirtinimą. Suprojektuoti daugeliu atveju užtenka tik tai idėjos ir programinės įrangos, su kuria ją būtų galima įgyvendinti. Toliau tiesiog fantazijos reikalas, ką mes sukuriam, ir tai iš karto galima realizuoti dienos gal visai bėgyje. Tai elektronikos studijose dirbama ne tik su elektronika, tenka padirbėti ir su ultragarsu, su kuriuo atliekam defektų paiešką bandiniuose. Turim suprojektavę visą savo sistemą. Kaip vieną iš tyrimų objektų naudojame betoną. Yra betono bandinius, kuriuose bandome aptikti oro tarpus, kas padeda identifikuoti gaminio defektus. Vienas iš jų galėtų būti, kad ir šis mūsų kursinis darbas, tai yra mikroprocesorinė sistema skirta duomenų surinkimui. Čia turim įvairius temperatūros sensorius, atmintį. Fakultete turim daug darbo grupių, kurios dirba su įvairiais projektais, taigi norintys studentai gali prie jų prisijungti ir dirbti kartu. Čia yra tarptautinės kompanijos, amerikiečių kompanijos Littelfuse padalinys Lietuvoje. Čia yra gaminami žymiausių pasaulio automobilių gamintojų tam tikri elektronikos komponentai. Tai yra saulės davikliai, diržo sagtelės davikliai, greičio sensoriai, įvairūs komponentai. Didžioji dauguma darbuotojų čia dirbančių yra elektronikos specialybės absolventai. Esame elektronikos gamybos paslaugų įmonė. Šiuo metu turime bent 80 darbuotojų, kurie yra elektronikos inžinieriai pagal išsilavinimą. Kas metai darbiname minimum po 15 naujų darbuotojų, kuriuos ir su patirtimi priimame, bet priimame ir tokius, kurie turi didelį potencialą ir tinkamą išsilavinimą, elektronikos išsilavinimą augimui mūsų įmonėje. Tikrai turim tokių pavyzdžių, kur yra išaugę žmonės nuo praktikanto iki įmonės direktoriaus. Kinijos fabriko direktorius pas mus yra elektronikos fakulteto KTU absolventas ir šiuo metu vadovauja mūsų fabrikui Kinijoje.